Sveiki visi. Kadangi dar mums liko daugmaž pusvalandis iki išvykimo, kai išvyksim čia iš tos nuostabios vietos, aš šiek tiek gal apvėsiu dar parodyti, kur aš esu. Va čia yra tas kalnas, apie kurį aš čia daug kalbėjau. Tai va, tai dar pagalvoju, aš esu pasiruošęs tokį vieną dalyką, ir kuris labai čia šiai temai tiks, nes čia yra šventa vieta iš esmės, ir apie religiją Ispanijos. Tai jeigu neskaitysim Ispanijos religijos futbolo, tai maždaug 76% populiacijos save laiko krikščionimis, apie 19% yra nereligingi, o likę keli procentai išpažįsta kitas religijas. Tai va, tai čia viskas yra ok. Ir visos šventės, pavyzdžiui, mes buvom per žolinės, tai tiesą sakant, dabar tas žolinės ir yra šiandien, video jūs ten matysit gerokai vėliau, bet šiandien yra žolinės, tai neteisingai sakau, žolinės buvo vakar, šiandien jau yra 16 diena. Tai va, o Ispanija, žinoma, pasaulyje dėl Velykų savaitės, ispanų vadinamos Semana Santa, čia taip lietuviškai būtų šventoji savaitė, kuomet visose miestuose ir miesteliuose yra rengiamas įspūdingos viduramžius primenančios procesijos. Tai va, tokia informacija trumpa apie tai. Tai va, tai tiek būtų iš tikrųjų apie visą šią teritoriją. Jūs matysit labai daug video epizodų, vieną po kito įdėsiu, jau tiesiog matėte, ir kuriuos dar įdėsiu vėliau. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad čia pavyko pabuvoti, ir tiek būtų apie tai. Tai va, tai sėkmės visiems, susitiksime kituose video epizoduose. Iki.